Sveiki, aš esu šviestuvų salono Sietynas vadybininkas Domantas. Šiandien jums pristatysiu mūsų parduodamų magnetinių sistemų, tai yra gamintojo Lightplan. Sistema vadinasi L-Click 20. Sistema turi 3 rūšių profilius. 2 iš jų yra priglaistomi, tai yra embedded, skirtas montuoti prieš darant gipso kartono lubas. Ir yra trimless, kuris skirtas montuoti jau po gipso kartono lubų. Tik žinoma, visiems reikia nusimatyti tam tikrus montavimo niuansus. Trečiasis profilis būtų paviršinis, jį galima montuoti arba ant troselių pakabinant, arba tiesiai prie lubų. Tai magnetinė sistema turi būti užmaitinta 48 voltais, tai reiškia, kad reikės transformatoriaus. Transformatorius gali būti naudojamas 2 rūšių, arba nutolęs. Jeigu nėra galimybės naudoti nutolęs į transformatorių, reikia naudoti mūsų siūlomą transformatorių, kuris dedasi į patį profilį. Patogumui yra padaryta greito atjungimo jungtis. Transformatoriai būna 2 galingumų, 100 ir 200 W. Kiekvieno šviestuvo montavimo schemą rasite ant pakuotės, nuskaitę QR kodą. Tai dabar pristatysiu mūsų parduodamus šviestuvus. Tai pirma rūšis būtų flood modelis, tai yra toksai panašiai kaip LED panelės principų šviečiantis šviestuvas ar LED juostos. Jis yra skirtas duoti bendrai šviesai arba darbiniai šviesai, bet apšviesti didesnį plotą. Kitas modelis būtų marker. Jisai skirtas apšviesti yra praėjimam arba virš darbastolių. Pagrindiniai jo privalumai, kad jisai įdėjus į profilį yra beveik nepastebimas ir duoda labai koncentruotą šviesą žemyn. Toliau, kitas modelis būtų shaperis. Jisai yra labai panašus į prieš tai minėtą modelį, tik tai, kad jisai sukiojas. Tai reiškia, kad mes galime šviestuvą nukreipti arba į kokį nors netoliese stojantį stalviršį, praėjimą, arba labai gerai tinka apšviesti sieną į šalia. Tada šviesa nuo šito šviestuvo krenta į sieną ir nuo sienos gauname labai švelnų ir jaukų apšvietimą. Sekanti šviestuvų rūšis būtų pointer arba paprasti prožektoriukai. Jie yra vieni iš universaliausių. Turime mes juos 2 galingumų, turime silpnesnį 7 W ir galingesnį 12 W. Jie yra labai universalūs, galima tiesiog nukreipti į kad ir kitą kambario pusę ir apšviesti reikiamą tašką. Paprasti šviestuvai, jiems nereikia jokių iš viso papildomų valdiklių, tiesiog paprasto standartinio elektros jungiklio.